Tėve mūsų. Dėkoju, kad galiu kreiptis Tėve mūsų, ne tik Tėve mano. Priklausau tavo šeimai ir nesu vienišas menininkas. Leisk apie kitus krikščionius galvoti kaip apie geresnius už mane tada, kai jie manęs nesupranta ir netgi tada, kai jie manimi žavisi. Nes tada tai daryti dar sunkiau. Nors turiu daug trūkumų, noriu būti su jais. Noriu būti vienas iš tavo netobulų, bet mylimų žmonių. Dėkoju tau už visus menininkus, kurie pažįsta tave. Šiandien palaimink mano brolius ir seseris iš kultūros pasaulio. Tėve, kuris esi danguje. Ne. Aš neturiu būti nepriklausomas menininkas ar vienišas genijus, nes tu esi didesnis už mane. Aš esu tavo kūrinys, esu tavo vaikas. Viskas, ką turiu ir ką galiu nuveikti, yra tavo dovana. Kai man iškyla pavojus pasididžiuoti savo kaip menininko išskirtinumu, prašau, sakyk man, tai aš tave sukūriau išskirtinį. Esi mano vaikas, sukurtas pagal mano atvaizdą. Ir tai kur kas daugiau nei būti išskirtiniu. Teesie šventas tavo vardas. Net jeigu būčiau giriamas spaudoje, jeigu mano vardą pagarbiai tartų meno kritikai, tai nebūtų svarbu. Tik tavo vardas man svarbus. Trokštu jį garbinti, ir kai man sekasi, ir kai esu kritikuojamas. Kai darbuojuosi vienas pats ir kai esu scenoje visiems matomas. Kai groju bažnyčioje ir kai savo darbus pristatau pasauliečiams. Kai drąsiai deklaruoju dvasinės idėjas ir kai mano kūriniai subtiliau atspindi tave, kai sukuriu kažką išskirtinio ir kai man pavyksta tik vidutiniškai arba net visai nepavyksta. Visada trokštu garbinti tave ir iš visų jėgų stengtis dėl šlovės tau. Teateinie tavo karalystė. Niekada neleisk man pamiršti tavo karalystė, kuri atėjo kartu su Jėzumi, dar pasireikš neįtikėtinu mastu. Tavo karalystė tai ne politika ir ne verslas. Tavo karalystė ne mokslas ir ne kultūra. Tai ne bažnyčia ir žinoma ne mano asmeninė karalystė. Tavo karalystė kviečia, kad meilė ir teisingumas persmelktų ir pakeistų mūsų karalystės, mūsų valstybės ir įmonės, mūsų universitetus ir muziejus, mūsų bibliotekas ir koncertų sales, mūsų teatrus ir bažnyčias, taip pat mano asmeninė karalystė. Mano meną paversk ilgesinga malda, pranašiškų raginimų, džiugia viltimi, veriamų įspėjimu. Artinasi tavo karalystė, žmonių karalystė nyksta. Tebūnie tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje. Šios maldos man reikia ir tada, kai esu pilnas ryžto
Ir tada, kai prarandu orientaciją, vesk mane. Sukurk man naują širdį. Pripildyk mane savo dvasios. Padėk man neiti tais keliais, kurie tau nepatinka. Esu menininkas. Man nepatinka suvaržymai. Nepatinka bedvasis materializmas. Man nepriimtinas šventeiviškumas. Dėkoju tau, kad neprimeti man jokio žmogaus valios ir jokios religijos. Tiesą sakant, nieko man neprimeti jėga. Tavo valioje yra laisvė, tavo įsakymuose meilė. Tavo tvarkoje slypi jėga išlaisvinti mane iš suvaržymų. Viso to, kas netikra aplink mane ir manyje. Taip pat ir iš mano paties valios. Kasdien glūdink mane ir man vadovauk. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien. Tu žinai, daugelis menininkų turi kovoti, kad išgyventų. Tu žinai, jiems reikia dvasinės duonos. Duok man duonos, Viešpatie. Tau atiduosiu visus savo rūpesčius. Duok man duonos, tada galėsiu ją laužyti dalydamasis su alkstančiais. Noriu gauti, kad paskui galėčiau duoti kitiems. Nenoriu nuolat galvoti apie savo rūpesčius, tik apie tave ir tavo karalystę. Tada ir visa kita bus man pridėta. Dėkoju tau. Atleisk mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Jeigu menininko misija iš tiesų yra pranašauti, jeigu Dievo dvasia iš tiesų nori kalbėti per meno kūrinius, jeigu menas iš tiesų gali išvaduoti iš tamsos, skelbti apie atpirkimą ir šlovinti Jėzų Kristų, tada jame neturi būti nieko, kas tau nepatinka. Tada aš, menininkas, noriu nuolat su džiaugsmu atgailauti ir kilniai atleisti kitiems. Parodyk man viską, kas neteisu manyje. Išdidumą, pavydą, galios troškimą. Gyvenimą paisant vien savo troškimų, nepasitikėjimą, kartėlį, cinizmą, paviršutiniškumą, šventeiviškumą, religingą įsitikinimą savo teisumu. Pašalink visą tai iš manęs. Leisk man savo menu šviesti kitiems. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Tu, Viešpatie, buvai gundomas 3 kartus. Ir 3 kartus pasakei ne. Padėk ir man pasakyti ne. Ne. Kai būsiu gundomas akmenį paversti duoną, pamaitinti žmonės menu, užuot parodžius jiems kelią pas tave. Ne. Kai būsiu gundomas mestis į bedugnį, pasiduoti menininkams būdingam bodėjimusi viskuo ir depresijai. Visa tai nėra iš tavęs. Neneigiu kančios, bet ji nėra pabaiga, nes tavo sūnus kentėjo ant kryžiaus. Galiausiai pasakyti ne, kai būsiu gundomas pamažu nuo tavęs nuklysti, kai man ims sektis, kai būsiu gundomas nusilenkti pasauliui ir visiems demoniškiems jo sėkmės garantams. Tik tave aš dievinu, liksiu su tavimi. Gelbėk mane nuo pikto.
Tavo yra karalystė, jėga ir šlovė per amžius. Leisk, kad per mano meną šviestų bent dalelę tavo karalystės ir šlovės. Tai tikrai sunku, nes mes pamiršome, kaip iš tiesų kurti. Padėk. Nenoriu kurti šiukšlių. Prašau, padėk, kad mano mene atsirastų ypatingas tavo šlovės dėmuo. Jokia estetinė koncepcija, jokia technika, joks stilius nepadės man to pasiekti. Tai padaryti gali tik tavo dvasia. Amen. Štai taip. Kartais taip sunku būna ištarti šį žodį. Amen. Sakoma, kad abejoti madinga, kad nebėra vienintelės aiškios tiesos. Kad menas juk ir turi nuolat žadinti abejonės. Būtent todėl man toks svarbus yra amen. Jautri ir dažnai sukrėsta mano menininko siela. Sustiprink ją tvirtu ir nepajudinamu tikėjimu, kad tu gyvas, kad myli mane, kad išgirdai ir šią mano maldą. Štai taip.